Pagaliau uždengėm difuzinę plėvelę ir dabar čia yra sieti snapelių ir norim čia dar pridėti. Tai sugalvojam, kad metrą perlinksim per pusę po 5 centimetrų, kad būtų, ir Marius dabar su bulgarke pjauna. O čia viena pusė, kur mes nepakankamai įkišom šiaudų. Čia matosi truputį trūkumas. Nu, čia kažkaip lenkėsi po apačią. Tai čia bandome įkišti papildomus šiaudus ir... Ir jo, važiuojam, kišam Ievo laiko ir mes tada čia su tinklu, kadangi mūsų stapler šautuvas neveikia, mes Ieva čia paskirsto ir aš įdaužiau su plaktuku. Iš viršaus šitas pirmas varysenis. Jo. Taigi, čia pirmos grindys. Pažiūrom, kaip jais prisukti pirmą varžtą į pirmą grindinę. Ir kaip suprantu, neturėtų trukdyti. Įsisukti sekančią. Taigi. Bus daug šito darbo toliau. Ir dar vieną? Kas buvo? Išsukam, bandėm pridėti, bet čia sunkiai. Bortelis toks. Galim dabar išdaužyti, kad pamatyt, kad sunkiai lenda. Kažkaip čia toks nelygumas gaunasi, jis biškai palenktas, nu šitaip. Tai, nu, tarė atsukti visus. Sudėti tiesiog abudu ir tiesiog šitą prisukti per viršų ir važiuojant toliau sukti per kampą. Marius pluša, nešioja lentas, ruošiam dabar. Tai vakar pradėjom nuo to krašto ir buvo toksai false start, neteisinga pradžia, nes gavosi parkete nesuėjo aukštis ir pjausčiau iš tos pačios lentos ir vis tiek buvo kokių 2 mm skirtumas. Ir tada galiausiai sužinojom, kad ta viena lenta netiko. Ir man rodo šitos kitos tai tinka. Tai mes kažkiek patikrinam iš anksto. Dar nepatikrinam iš anksto, bet... Bet tai šitą jau sueina. Tai pasirodo, kad ta tik tai viena netinkama. Ir nusprendėm šį rytą, kad pradėsim nuo šito krašto vietoj, kad nuo ano. Nes čia įėjimas bus, galvojam, gražios lentos davai būna kur grindys. Ir važiuojam iš naujo. Nu, papasakok, Mariau. Nu, šita antra lenta paėjo jau, nu, kažką su šitais laikikliais, nes čia, kai prispaudė, pastebėjau, kad atsidaro šitas šonas. Tai norisi pradžią kuo tiksliau pradėti. Va. Nice. Be tarpelių suėjo. Dabar jo įsukti čia į darbus. Gražiai nusileidžia lentos.
Ir važiuojam toliau. Radom, kas čia 6 lenta ir ji buvo biškį palenkta, tai diržą paėmiau, aš čia prisukau šitą, kad būtų galima kablį ant ko užkišti, nes čia panaudoju padraskę, nesvarbu, bet kad daugiau jėgos turėtų. Čia užsikabino ir čia uždėjom ant dantukų. Tai čia trupučiuką palenkė, bet nesugadino. Tai padėjo prispausti, nes niekaip kitaip nešėjo. Čia beveik pusiau padarom grindlentes. Čia, kur yra tarpai, pjuvenas taupom ir čia su bendrom jėgom užkimšim skylutės. Tai dabar ruošiuos nuo šito galo pjauti patį kraštą, kadangi mums reikia keletą iš šitų lentų, kad užbaigti. Nedaug čia liko, bet kokia, nežinau, kokia beveik 10 meilių gal liko. Va. Turim kažkiek ratą. Kur dabar esam prie galo, biškį truko čia medienos, tai nupjaušiau visą ratą. O šiaip čia gaunasi daug su pritaikyti galus, kai kur netinka ir dėja šitas pjūklas ne tiesiausiai pjauna, tai aš su šito pjūklo pjaunu. Ir aš pastebėjau vienas mažas trukas, aš šitą truputį suku į kampą, tai čia nustačiau, kad jisai nepjautų tiesiai žemyn, o truputį šitaip. Ir tada aš apverčiu, kad viršus nors sueitų, kai liečiasi, kad vietoj, kad apačia liestusi ir kad būtų tarpas. Ir kitas trukas, tai labai daug čia padeda pjuvenas kišti į skeles. Tai daug gavosi, kaip pjoviau kraštą. Ir čia įtrynam ir gal su klijais ar ko užtvirtinsim, ar nuolyvuosim. Tai mums čia vos liko ir jau pradedam žaisti su lentom, kurie netiko, todėl jos turi eksus, nes arba jų špuntas skiriasi, arba jų ilgis skiriasi. Tai mes turim pakankamai, mums tik reikia iš šitų trumpukų padaryti vieną ilgą ir tada turėtų viskas tilpt. Va, kaip Marius sudegina. Augustas turėjo matyti deginimą. Čia Augustui specialiai video reportažas. O Rygodas paėda šlifuoti grindis. Aš šlifuoju jau degesiuką. Tepsim aliejaus pabandymą. Bandom aliejų, bandom. Nežinau, kas yra, žinai, kombinatas. Ne, jis vis dėlto neduoda to tokio juodo. Tokį rainą. Taip susigeria greitai. Dar va čia. A, čia dar pazūlinti reikia kažkokį. Čia gerai.
Va procesas dabar. Rygodas atėjo po darbų vakar ir padėjo mums. Mes su bulgarke ir senderio čia išlyginom kažkokius didžiausius nepatogumus ir nudeginom. Ir šiandien pratęsėm to. Ir Ieva baigė deginti. Mums parekomendavo padeginti, nuolyvuoti su linų sėmenų šitą viršutinį dalį ir negailėti, nes šaltis gali pro čia įeiti. O dar prieš tai, prieš uždedant fanerą, reikia irgi čia supinti, kad pelės negalėtų pralysti niekur. Va, kaip nušlifavo visą degėsį. Čia aliejus jau storai užteptas ir čia aš jau pradėjau su šita viela, su kuria atėjo šitas sietis ir kišu. Lengviau aš pastebėjau per vidurį pradėti ir dirbti į vieną pusę ir tada į kitą pusę. Ir čia aš noriu tiesiog, kad kai bortas eitų, kad uždengtų, kad pelės negalėtų pralysti. Va, kraštai 3 kartus nuolyvuoti. Diržę čia įdėjau ir supjausiu dabar daugiau faneros ir bandysiu čia kišti ir pradėti žaisti su pabaiga. 7 valandą. Adamas atvažiavo iš Čekijos. Bordo dar neturim, bet viskas nuolyvuota. Ir pamatavom, kur durys eis. Durys. Čia maždaug centras. Langas tenai. Dabar yra laikas eiti bordą paruošti.